Husqvarna Automover savininkas gali mėgautis pastangų nereikalaujančių ir pasitenkinimą teikiančių vejos pjovimu, nes net įrengimo procesas yra optimizuotas, kad paruošiamieji darbai būtų kuo paprastesni. Šis filmukas yra nuoseklus Automover roboto vejapjovės paruošimo naudoti vadovas. Patariame peržiūrėti visą filmuką prieš pradedant instaliacijos darbus, kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti roboto vejapjovės galimybės. Instaliacijos principas yra identiškas daugeliui Automover modelių, nepriklausomai nuo funkcijų lygio. Instaliuoti robotą vejapjovę reikia daug laiko. Tačiau tai vienkartinės pastangos, kurios tikrai atsipirks, nes sutaupysite daug laiko, kurį anksčiau skirdavote vejos priežiūrai. Filmuko dalyse pateikiama informacija. Husqvarna Automover paruošimas ir išpakavimas, įkrovimo stotelės vietos nustatymas, akumuliatoriaus krovimas, kontūro kabelio tiesimas, gido kabelio tiesimas, kabelių prijungimas prie įkrovimo stotelės, pritaikymas savo reikmėms ir įrengimo užbaigimas. Dėžės dangtyje rasite liniuotę, kuri skirta naudoti tiesiant kontūro kabelį tinkamu atstumu iki įvairių kliūčių. Įkrovimo stotelė siunčia signalus kontūro ir gido kabeliais ir įkrauna roboto vejapjovės akumuliatorių. Galinėje dalyje rasite visas kabelių jungtis. Žemos įtampos kabelį sujungia maitinimo šaltinį su įkrovimo stotele. Ilgi sraigtai pritvirtina įkrovimo stotį prie pagrindo. Maitinimo šaltinis jungiamas prie elektros lizdo. Husqvarna Endurance pakaitiniai peiliukai. Robotas vejapjovė. Kai įsigijate Husqvarna Automover, nepamirškite ir Husqvarna Automover montavimo rinkinio, kurį galite pasirinkti pagal jūsų vejos dydį ir sudėtingumą. Montavimo rinkinį sudaro kontūro ir gido kabeliai. Kabės kabeliams prie pagrindo tvirtinti. Jungtys įkrovimo stočiai. Jungtys kabeliui prijungti, remontuoti arba ilginti. Jums taip pat reikės plaktuko kabėms įkalti, 2 replių, kabelio karpimo replių ir jungčių užspaudimo replių ir kastuvo. Pradėkite pastatydami įkrovimo stotelę. Ideali vieta įkrovimo stoteliai yra pavėsyje ant lygaus pagrindo, vejos viduryje, kad būtų šiek tiek laisvos erdvės aplink. Planuokite maždaug 3 metrų laisvą plotą priešais įkrovimo stotelę. Padėkite įkrovimo stotelę ant žemės, bet dar neįtvirtinkite. Raskite apsaugotą nuo oro sąlygų vietą maitinimo blokui. Kai įkrovimo stotelė jau vietoje, pats laikas įkrauti robotą vejapjovę. Įjunkite Automover, įstatykite jį į įkrovimo stotį ir pereikite prie kito veiksmo. Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus krovimas trunka maždaug 80–100 minučių. Kontūro kabelis tiesiamas iš ilgai vejos kraštų. Jų nustatomas pjovimo plotas. Todėl robotas vejapjovė žino, kur pasukti. Rekomenduojame nupjauti veją prieš klojant kabelį, kad jo negalėtų pakelti žolė. Tai sumažins naudojamų kabių kiekį. Pradėkite vieną kontūro kabelio galą prijungdami prie stotelės. Kabelį palikite 50 cm ilgesnį, nei reikia norint prijungti. Taip pat iš anksto suplanuokite vietą, kurioje gido kabelį jungsite prie kontūro kabelio. Tiesdami kontūro kabelį palikite 10 cm kilpą šioje vietoje. Tai palengvins sujungimą. Robotas vejapjovė visada pravažiuoja kabelį prieš sustodamas, o pats kabelis, atsižvelgiant į kliūtis, turi būti išdėstytas skirtingais atstumais. Kad kabelis būtų nutiestas tinkamu atstumu nuo kliūties, naudokite komplekte pateikiamą Automover liniuotę. Joje atspausdinti 3 atstumai – mažas, vidutinis ir didelis. Tikslūs atstumai priklauso nuo modelio. Priešais kietus objektus, pavyzdžiui tvorą ir sieną, reikėtų nustatyti didžiausią atstumą. Priešingu atveju robotas vejapjovė atsitrenks į kietą objektą kiekvieną kartą pasisukdamas. Kai kabelis tiesiamas ties gėlynais ir krūmais, kur nėra susidūrimo pavojaus, pakanka vidutinio atstumo. Jei atstumas mažesnis, robotas vejapjovė gali pervažiuoti per kraštą ir įstrigti. Palikus per didelį atstumą, vejapjovė paliks nenupjautą žolę ties kraštu. Šalia grįstų takelių, kurie yra viename lygyje su veja, rekomenduojame nustatyti pagal trumpiausią liniuotės atstumą. Automover naudos dalį takelio apsisukti ir nepaliks nenupjautos žolės.
Ant žvyro takų, kaip šis, vėjapjovė gali įstrigti. Todėl nustatykite vidutinį atstumą. Ant tvirtų paviršių, kaip šis, galite tiesiog leisti vėjapjovei važiuoti. Nurodyti atstumai turi būti vertinami kaip orientaciniai. Norėdami pagerinti pjovimo rezultatus, galite reguliuoti kontūro kabelį pagal roboto vėjapjovės pjovimo rezultatus. Kabes lygioje vejoje išdėstykite maždaug 70 cm atstumais. Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai prisispaudė prie žemės ir robotas vėjapjovė negalės įstrigti. Jei dėl vejos nelygumų kabelis kabo ore, naudokite papildomas kabes. Priešingu atveju robotas vėjapjovė gali nupjauti kabelį. Arba galite kastuvu iškasti kelių centimetrų griovelį vejoje. Tai rekomenduojama daryti, jei jūsų veja nelygi arba jei norite paslėpti kabelį. Turėkite omenyje, kad jei patiesite kabelį ant žemės, žolė jį visiškai apaugs po kelių mėnesių. Jei jūsų vejoje yra tokių sričių ar kliūčių, kur robotas vėjapjovė neturėtų patekti, reikės sukurti salas naudojant kontūro kabelį. Kabelį tieskite nuo krašto ir aplink kliūtį. Kryptis yra labai svarbi. Nesukryžiuokite kabelio. Šį kabelį turėtumėte laikyti kontūro kabelio tąsa. Jei tiesite iš dešinės, pradėkite nuo dešinės kliūties pusės. Kai uždarote ratą, atgal kabelius tieskite kartu. Tuomet signalas atšaukiamas. Vėjapjovė neregistruoja signalo ir pravažiuoja. Jei kabelius sukryžiuosite, robotas vėjapjovė neatpažins srities kaip salos. Jis negalės pravažiuoti ir sustos. Jei arti viena kitos yra kelios kliūtys, galite padaryti taip. Husqvarna Automover įveikia nedidelius iškilimus arba tokias kliūtis kaip medžiai, todėl ne visada būtina tiesti kontūro kabelį. Visgi įsitikinkite, kad nėra išlindusių medžio šaknų, nes jos gali sugadinti pjovimo peilius. Kai baigsite tiesti kontūro kabelį, iki įkrovimo stoties papildomai palikite 50 cm kabelio ir nukirpkite. Gido kabelio paskirtis – nukreipti Automover atgal į įkrovimo stotį ir padėti robotui vėjapjovei rasti kelią į skirtingas ir sudėtingesnės vejos zonas. Priklausomai nuo modelio galite naudoti nuo 1 iki 3 gido kabelių. Gido kabelis turėtų prasidėti nuo įkrovimo stoties galinės dalies. Jis turi būti centruojamas po pagrindo plokšte. Būtinai palikite papildomus 50 cm kabelio. Priešais įkrovimo stotį kabelį bent 2 metrus tieskite tiesia linija. Naudokite kabes ir tieskite kabelį iki pasieksite numatytą jungimo prie kontūro kabelio vietą. Jei jūsų veja atvira, kreipiamą į kabelį tieskite pradėdami ties įkrovimo stotimi ir tęskite iki priešingo vejos krašto centro. Jei gido kabelį tiesite ant šlaito, tieskite įstrižai, kad vėjapjovė optimaliai sukibtų su veja. Jei suplanavote prijungimo vietą, kai tiesite kontūro kabelį, jums reikės papildomo kabelio gido ir kontūro kabeliams sujungti. Jei ne, gali tekti pailginti kabelį, naudojant kitą jungtį. Nukirpkite kabelius. Naudokite jungtį. Ji turi 3 skyles ir nesvarbu, į kurią angą įkišite kabelius. Patikrinkite, ar visi 3 kabeliai įstatyti į jungties apatinę dalį. Tada suspauskite jungtį replėmis. Kištukas pripildomas tepalo, kad būtų suformuota atspari oro sąlygoms jungtis. Jungtį paslėpkite po žole, kad jos nepasiektų vėjapjovė. Jungdami kabelius, pavyzdžiui, kaip parodyta čia, arba remontuodami pažeistą kabelį, visada naudokite atsparias aplinkos sąlygoms Husqvarna jungtis. Jei kuri nors jūsų sodo dalis yra atokiau, rekomenduojame naudoti gido kabelį. Jis padės vėjapjovei rasti šį plotą ir greičiau sugrįžti į įkrovimo stotį. Jei perėjimas yra mažesnis nei 2 metrai, tai padaryti primygtinai rekomenduojame, nes perėjime mažiausias atstumas tarp kontūro kabelių yra 60 cm.
Robotas vėjapjovė bando išvengti provėžų vejoje formavimo, todėl seka gido kabelį išlaikydamas skirtingus atstumus iki jo. Automover robotas vėjapjovė grįždamas į įkrovimo stotį visada važiuoja gido kabelio kairėje, todėl gido kabelis turėtų būti tiesiamas arčiau dešiniojo kontūro kabelio. Štai beveik ir baigėme įrengimą. Beliko tiesiog prijungti kabelius. Prakiškite kabelių sprongas. Išmatuokite jų ilgį ties įkrovimo stoties kontaktais. Įstatykite kabelį į kištuką. Užlenkite ir suspauskite replėmis. Nukirpkite nereikalingą kabelio dalį. Jungiant svarbu turėti omenyje, kad kairės pusės kontūro kabelis turi būti jungiamas prie kairiosios jungties ir atvirkščiai. Galiausiai prijunkite gido kabelius. Padėkite įkrovimo stotį ant žemės ir įtvirtinkite ją pateiktais tvirtinimo sraigtais. Įsitikinkite, kad jokie kabeliai nesiliečia su robotų vėjapjove. Jei montavimas atliktas tinkamai, LED lemputė įkrovimo stotyje nuolat degs žaliai, o robotas vėjapjovė galės pradėti pjauti veją. Prieš paleisdami robotą vėjapjovę, pašalinkite iš vejos visus pašalinius objektus. Prijunkite prie Automover Connect arba Automover Connect at Home. Tai gali šiek tiek užtrukti. Pradėkite kalibravimą. Nesustokite. Priklausomai nuo modelio atlikite papildomus nustatymus Automover robote vėjapjovėje arba programėlėje. Dabar galėsite grožėtis puikiai nupjauta veja.